ši diskusija, kaip jau buvo minėta, skirta sociokultūriniai tapatybei. Praeitą kartą užsikūrė publikos šnekos tarpusavyje ir tuo pačiu pašnekovai turėjo ką pasakyti. Aš pats labai mažai ką pasakiau, tai galvoju šį kartą apie sociokultūrinę tapatybę truputėlį intro šiek tiek padarysiu. Architektūra ne tik formuoja fizinę aplinką, bet tampa ir kultūrinės atminties, tapatybės puoselėjimo, o kartais ir skirtingų tapatybių konflikto vieta. Tai, žodžiu, tai nėra tik tai toks teorinis klausimas, bet ir praktinis klausimas architektams, kaip kuriant aplinką atspindėti vietos identitetą, kaip jį kažkaip praturtinti. Ir mes visi, tiek architektai, tiek ne architektai, nes čia publikoje susirinkusi yra tikrai žmonių iš skirtingų sferų šiek tiek. Visi priklausome vienokiai ar kitokiai socialiniai grupiai, bendruomeniai ir mus visus vienyje kultūra, bendra istorija ir daug kitų kažkokių dalykų. Visi esame ryšyje su kitokiu žmogum ir architektūra ir miestas irgi yra dalis to ryšio per tai, iš kokio miesto aš kilęs, kokią mieste aš augau, arba koks yra mano rajonas ir ką aš atsimenu, kaip aš jame veikiau kažką ir taip toliau. Tai formuoja mano identitetą, tapatybę. Gyvenimas galėtų būti toks gerokai paprastesnis, bet kartu ir gerokai pilkesnis, jeigu tie visi ryšiai ir mūsų identitetas būtų kažkas labai fiksuota ir aišku, bet iš tikrųjų tai jie nuolat kinta, nyksta, yra kuriami, perkuriami kažkaip. Tai pasakyti, kas aš esu, kokia čia mano tapatybė yra kartais netaip ir paprasta, nes tai nuolatinis procesas, pergalvojimo, kas iš kur aš ir taip toliau. Tai ta mūsų tapatybė, kaip ir miestas, yra dinamiškas darinys. Reikia tą permastyti ir urbanistai, architektai prie to nemažai prisideda, permastydami mūsų miestus. Kuriame erdves, kurios atspindi tai, kokie esame, iš kur ateiname. Ir kuriame erdves, kuriuose susiduria skirtingos žmonių grupės, skirtingi socialiniai ir kultūriniai burbulai ir kažkaip reikia sugebėti jas kurti taip, kad visi jaustumėmės, kad toje erdvėje, kad jinai priklauso ir man, kad jinai yra mano dalis irgi, mano gyvenimo ir taip toliau. Tai toks bent jau mano požiūris į šitą temą, sociokultūrinę tapatybę, bet šį kartą pabandysime galbūt tokių besikartojančių klausimų visiems pašnekovam mažiau turėti, bet pirmąjį vis tiek norėčiau visų keturių jūsų paklausti, tai kaip jūs suprantate šią temą, sociokultūrinę tapatybę architektūroje, ar turite kažkokią apibrėžimą vis dėlto, kas čia per žvėris? Žiūri, mane reikia pradėti. Sveiki, ačiū labai organizatoriam iš gausos susirinkusi matyti, kad tos erdvės kaip sakant, ne funkcionalios, bet iš tikrųjų reikalinga ta diskusinė erdvė mums visiems ir tikrai ačiū, kad susirinkot, ačiū, kad pakvietėt. Tema iš tikrųjų sudėtinga, bet dažnai mes sakome, architektūra tai yra menas plus mokslas arba menas plus statyba, technologijos. Man labiausiai patinka tas aspektas, architektūra tai yra socialus menas, ar ne? Tai yra apie žmogų, žmogaus apie žmogų. Ir jeigu mes kalbame apie tapatybę, ta jau bendresnė prasme mieste, tai mes matome iš tikrųjų iš aplinkos mūsų gyvenimo būdą galime nuskaityti, mes galime nuskaityti mūsų vertybės, mes matom mūsų istoriją, jeigu ją išsaugom ir laikom, ir žinoma mūsų pasaulėjautą, pasaulėžiūrą. Tai tiesiog, jeigu taip trumpai, tai yra praeitis ir dabarties elgsena. Visa tai yra nuskaitoma mieste ir aišku, aš irgi pritariu, kad tapatybė nėra tokia sustabarėjęs dalykas, ta tapatybė nuolat kinta, kažkas nunyksta, kažkas papildo ir mūsų miestai tokie ir yra, ne? Kurie pastoviai vystosi ir nesustoja. Tiesiog gal vėliau padiskutuosime, ar vis dėlto gali miestas turėti kažkokią bendrą tapatybę. Donatas darbuojasi turbūt su projektais, kuriuose visuomenės dalyvavimas, įtraukimas turbūt neišvengiamai yra svarbi dalis ir ten
tų tapatybių skirtingų susiduria, požiūrių gali būti skirtingų ir esi minėjęs, kad kompromisas yra labai svarbus aspektas, tai vis dėlto, ką tu atsineši į... Tiksliau, pirmiausia, tai turbūt apie tai, kaip tu tą tapatybę apskritai suvoki savo veikloje, savo darbe ir kitas dalykas apie tos kompromisus ir kiek daug jų kartais reikia. Čia šiaip apsikė visi ir turbūt sunku eiti į kažkokį konkretumą iš karto, kai viskas dar labai taip platu ir tarsi norisi tęsti apsibriežti buvusią diskusiją arba iš karto kažką įnešti tokį labai aštraus, kad užaštrinti, bet man atrodo, kad pradžioj gal ties savokom pradėkim, kad truputį kaip ir pats darai, tai pats bandžiau savo dedukuoti, kas yra sociokultūrinė tapatybė. Tai socio latiniškai yra visuomenė, o kultūra tai yra, reiškia, irgi latiniškai kuriu ir vertybės. Tam tikra samplaika tarp kūrybos ir vertybių. Tai reiškia, mes kuriam sociokultūrinę erdvę, tai yra visuomenė, ją kuria per savo vertybės. Vertybių kažkokį matą, vertybių sistemą, dėl kurių mes turbūt kaip bendruomenė susitarėm. Daugiau ar mažiau, arba bent turime tartis. Tai turbūt tas visuomenės dalyvavimo procesas ir yra tas procesas, apie kurį dar prieš tai buvo minėta, kad mes to proceso metu gal netgi išsigryninam, kas mums yra vertybė. Ir kai mes darome irgi projektus su savo komanda, kurioje yra tikrai ne tik architektų, turime ir ekologę, ir biologą, ir kraštovaizdžio architektus. Ir mes matom erdvės labai iš skirtingų rakursų ir dimensijų ir visą laiką pradedam nuo konteksto. Reiškia, jeigu mes sakom sociokultūrinė tapatybė architektūroje, aš tai sakyčiau sociokultūrinė tapatybė mieste visų pirma, nes architektūra negali egzistuoti be konteksto. Ir tada, kai mes išanalizuojam tam tikrą teritoriją, ar tai būtų senamiesčio gal kultūros paveldo teritorija, padarome kompleksinę urbanistinę analizę, bandome išsiaiškinti tuos skirtingus sluoksnius, po truputį dekoduoti, apie ką čia yra vieta. Reiškia, tada irgi įsitraukia ir ekspertai, ir visuomenė, nuo projekto iki projekto, sakykime, kaip užsakovas kartais padiktuoja. Bet toksai procesas padeda iš viso suprasti, apie ką ta vieta, apie ką tos vietos tapatumas, vertybė. Ir galų gale irgi man bent asmeniškai labai patinka eiti per tuos istorijos skirtingus sluoksnius, kad, kaip ir, sakėm, konversija, prieš tai kas buvo, bet mes kartais projektuose einam dar anksčiau. Pavyzdžiui, čia irgi gal jau išsiplėčiau, bet pabaigsiu tą istorinių sluoksnių momentą, kad irgi projektuojant viešasis erdves, tai pavyzdžiui, dabar šioje vietoje, kur mes sėdėm, tai kažkada prieš 16 000 metų skalavo Neris. Ir Neris tęsiasi nuo Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio iki Sapieginės kalvų, reiškia, tas vandens masyvas, upės masyvas buvo be galo didelis. Ir tai yra irgi tapatumo tam tikri ženklai, kuriuos mes gal netgi ir pamiršom. Ir dažnas Vilnietis gal net nežino. Tai stengiamės irgi kažkokius tokius momentus atsimint. Kadangi gerai, kad sugrąžinai mane, kad turim apsibriežti, kaip mes šitą klausimą traktuojam, tai žiūriu į Laurą, kas tau yra sociokultūrinė tapatybė mieste, architektūroje? Aš dar gal grąžinsiu visus į pirmą dalį. Ir ten buvo du protagonistai. Gabrielės sūnus ir Kauno meras. Tai yra žmonės, kurie kūrė miestą. Vienas dar tik vertina, o kitas kūrė. Ir labai labai svarbu suprasti, kad miestus kūrė žmonės žmonėms. Ir šitas žodis turi būti dažnesnis mūsų žodynuose, dažnesnis politikų, kūrėjų žodynuose, dėl ko Linas paminėjo tvarumo procese. Žmonės dalyvauja tiek, kokią mes valdymo formą turim mieste, ar ne? Kiek mes žaidžiame tą demokratiją, sakom. Yra kritikų demokratijos, kiek jūs čia galite žaisti. Vilniui mes čia gal per daug užsižaidžiam, nežinau. Bet man svarbus miesto kūrimas žmonėms, su žmonėmis. Ir
tą kultūrą ir atneša žmonės. Turim tokią architektūrą, kiek yra brandi visuomenė, pati ją priimti. Kaip Gabrielė minėjo gerą pavyzdį, kai kuriuose konkursuose netrenka, nes yra nesuprasti tie darbai, nes dar mes gal nepribrendom kitų pokyčių. Justina minėjo, kad prieš 20 metų mes nežinom, kas yra tvarumas, dabar jau mes galim ginčytis į vieną kitą pusę, kas yra tvarumas, nes mes kaip visuomenė subrendom ir turim tokią architektūrą, tokį miestą, kiek mes esam brandus, kalbėti apie pokyčius, kurių norim. Ir negali matyti vienas žmogus padaryti pokyčio. Ir esame visi visuomenė. Ir galim turėti labai puikių idėjų, galėsim gal aptarti, kiek ir mieste esam bandę padaryti pokytį, bet kai visuomenė tiesiog, kaip su šakėm gulasi ir sako, mums nereikia nieko, jūsų tos idėjos mums nereikalingos. Tai tada vadinasi, tam kartu reikia padėti pieštukus ir eiti kalbėti, kaip šiandien ir darom. Kalbėti apie tai, ko mums reikia, kaip žemai mūsų kartelė. Šiandien dienai gal perkūnkėmis nėra mūsų tikslas, ne? Mes gal turim kažkokį kitą nebylų susitarimą visuomeniai, kur yra mūsų ribos ir kas yra mūsų susitikime. Tai yra kultūra, nebyli, turim nebylų susitarimą, kad nenorim užstatyti Baltojo tilto pievos, nors niekas ten nedarė nei memorandumo, nei kažkokio paklusimo. Tai yra mūsų kalbėjimas labai labai svarbus visom prasmėm, jų formų yra įvairių, paprasčiausias yra susėsti prie stalo, bet kartais, kai reikia kalbėti su masėm, tada reikia galvoti tų metodų ir būdų, kaip tą padaryti. Galėsim papasakoti, ką mes kaip Vilniaus komanda architektų biuro svajojam ir kuriam, apie piliečių asamblėją, kaip aukščiausią demokratijos formą, tai yra įvairių būdų, bet iš esmės svarbu prisiminti, kad tą kultūrą kuria žmonės. Architektai ateina, urbanistai ateina į kuriamą vietą, turi labiausiai klausytis. Ir įsiklausyti į aplinką, įsiklausyti į ten esančią sociokultūrinę visą erdvę, į visą istoriją, į įpročius ir papročius. Ir džiaugiuosi, kad mes kaip savivaldybė, kaip sako, nori pakeisti nuo savęs, pradėk nuo savęs. Darom tą, kuriant viešasis erdves ir mokyklas, diskutuojam su bendruomenėm, girdim, norim girdėti, ką jie nori matyti. Ir tą pokytį, ačiū, ministerija išgirdo, bandom daryti, išduodant specialiosius architektūrinius reikalavimus, pasikviečiant visuomenę pačioj pradžioj. Man atrodo, yra tas laikas, kai mes galim diskutuoti ir kalbėti, kai dar nėra nei viena linija nupiešta, nėra nuoskaudų. Ir taip tada kuriama ši diena, rytojus, kuri, kaip sako, tvarus yra dalykas tas, kuris yra atsakingai kuriamas. Mes turim kurti atsakingai. Tai daug gal čia pasakiau ir nežinau. Bet aš iš karto sureaguosiu, paminėjai, kad padėti pieštukus į šalį, tai architektam iš karto turėjo truputį antakį pakilti, ką reiškia padėti į šalį. Norim piešti labai. Kita vertus, tu, būdama dabartinėje rolėje vyriausiasis architektas, irgi viena vertus išgirsti kitą, įsiklausyti kito lūkesčius, poreikius, supratimą, tų bendruomenių balsą yra svarbu, bet kita vertus reikia, kad ir miestas būtų gyvas, keistusi, prisitaikytų prie naujų kažkokių poreikių, augtų, transformuotųsi nuolatos. Taip visiškai padėjus pieštukus į šalį dalykai gali irgi sustoti. Tai kaip tą balansą atrasti tarp to, kad vyktų dalykai, judėtų į priekį, bet tuo pačiu liktų laiko ir kartais apmąstymui, pauzei, kažkokiam vertybių išsigryninimui ir judėjimui, tada tolyn. Tai žinoma, yra laikas, kada galima klausytis ir yra laikas, kada reikia veikti. Tiesiog 9 kartus pamatuok, o tada kirp. Tai, man atrodo, labai svarbu bendraujant su visuomenė, bendruomenė, nubrėžti labai aiškias ribas, ką mes svarstom ir kur jau yra laikas, kai sprendimai turėtų būti nebekeičiami, nes mes galim žaisti tą ciklą labai ilgai, bet mūsų kaip savivaldos tikslas sudaryti sąlygas visuomeniai, bendruomeniai, čia labai svarbus skambus žodis, dar klausimas, kas po to slypi, pasisakyti bent kažkokią formą, aišku, mes galim taip užstrikti tuose cikluose ir labai svarbu suformuoti galimybės, nes tų informavimų arba visuomenės įtraukimų formų yra įvairių, bet mano galva tie vienašališki iš viršaus nuleisti sprendimai nėra tvarūs, mes jau nebesame tame taške, kaip mums neįdomu, ką visuomenė galvos.
mūsų visuomenė skaito knygas, mūsų visuomenė keliauja, jai rūpi ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų visuomeniai rūpi architektūra ir kaip žmogus jaučiasi mieste. Tai kodėl mes nenorim paklausti žmonių, kurie taip pat turi savo nuomonę. Aišku, kaip ir minėjau, tu sakai, tvarus turi būti tas procesas, kuris veda į rezultatą, bet praleisti šitą etapą nebūtų tvaru. Kadangi Inga dar nepasisakė, tai perduodu estafetę tau, ar norėtum apsibriežti ir pakalbėti apskritai, kaip žiūri sociokultūrinę tapatybę, ar konkretesnio klausimo? Tai, man atrodo, aš tiesiog tęsiu, nes labai geros įžvalgos kolegų. Man atrodo, kad labai svarbu kurti žmonėm ir suprasti žmonės. Ir tai nėra paprasta. Mes dažnai matome eilutes įrašytas ar ne į užduotis atliepti visų poreikius, ką tai reiškia. Tai reiškia dėmesį skirti, tai reiškia apgalvoti, tai reiškia pajausti, įsijausti, pamatyti, suprasti, priimti ir susitaikyti. Todėl, kad tos tapatybės yra be galo skirtingos. Mes esam takus ir mes turime labai daug tapatybių. Jeigu taip galvojant, tai turbūt kaip miestas yra mainai, tai miestas yra idėjų mainai. Ir man atrodo, žmonės tapatinasi su idėjomis. Tai mieste vienu metu vyrauja kažkokia idėja, kuri pritraukia kaip magnetas tam tikro formato žmonės, ar ne? Tam tikra vieta, jinai yra apie kažką, turi savo charakterį, kažkokias istorijas, ritualus, bet tai galime redukuoti, tai yra kažkokia idėja ore, kuri mane traukia ir aš noriu būti joje, su ją dirbti ir taip toliau. Tai man atrodo labai svarbu pasidaryti tokią giluminę analizę ir suprasti, kokios idėjos šiuo metu vyrauja ir valdomus, kokių idėjų mes esam apsėsti ir kur jos mums veda. Ir tada savęs paklausti, o kokio pokyčio mes kaip visuomenė norim, ar mes turime labai stiprių, tvarių idėjų, vardan kurių verta visą tai daryti, po kuriom palenda visos kitos mažesnės idėjos, kur yra pakankamai laisvės skirtingom idėjom reikštis ir sugyventi, tai tam reikia iš tikrųjų daryti tokie gilius pjūvius, krapštyti, ieškoti, rinkti istorijas, pasakojimus. Tai yra nematomi sluoksniai ir jie dažnai yra tokie sunkiai apčiapiami, tam reikia laiko. Ir galiu paminėti jau prie konkretybių, ką mes jau padarėm ir labai nekantraujam rasti teisingą formą ir formatą, pradėti kalbėti, ką mes atradom, pradėjo čiupinėti Vilniaus miesto tapatybę, miesto rajonų tapatybę ir mes gretinom tiek tokius objektyvius duomenis. Duomenys šiaip yra be galo geras ir galingas įrankis suprasti tą patį sociokultūrinį lauką, kai tu atsitrauki truputėlį nuo subjektyviaus vertinimo ir žiūri, ką tau sako skaičiai. Mes esam tokie, kai kuriais atvejais labai nuspėjami žmonės, kaip mes, kokiais paternais mes veikiam, kur mes renkamės, ką mes ištransliuojam, kokius pasirinkimus darom ir tą mums rodo statistika ar ne, arba kažkokie duomenų srautai. Kitas dalykas yra tas kokybinis aspektas. Tai mes paklausėme skirtingų miesto dalių gyventojų tokį giluminį klausimyną apie jų vietą, kur jie gyvena, kodėl jie ten pasirinko gyventi, iš kur jie atkeliavo, ar jie žada kraustytis lauk ir kaip jie vertina savo aplinką, kas jiems svarbu ir nesvarbu, tokia begalė daug visokių klausimų, kurie mums padėjo iš tikrųjų sukonstruoti tam tikrus gyventojų segmentus, stambius blokus, kur vyroja tam tikrai vertybiniai bendri dalykai, kurie juos jungia. Ir įdomu buvo pamatyti, kad skirtingose miesto dalyse ta kompozicija tokių pagrindinių gyventojų segmentų šiek tiek skiriasi. Ir tada pradedi suprasti, kokios idėjos greičiausiai dominuoja. Tai nereiškia, kad nėra ten kitokių žmonių, aišku yra, bet tu gali tada suprasti, į kokį kontekstą tai ateini, kaip tu būsi sutiktas ir kas ten greičiausiai nesudyks, jeigu tu
paleisi kažkokią mintį, o kažką galbūt galima labai nesunkiai užauginti, davus vos nedidelį postumį. Tai yra tokia bazė suprasti, paprasčiausiai suprasti, su kuo tu turi reikalą. Ir kitas dalykas, labai atsakingai transliuoti idėjas, vardan kurių verta eiti tartis. Man atrodo, per visus atsakymus šiek tiek buvo ta linija, kad svarbu išgirsti, pamatyti, suprasti, žodžiu, nusibriežti tą kontekstą, kuriame veikiame, bet jau kai pamatom tą paveikslą vienomis ar kitomis priemonėmis, sekantis žingsnis, atsiprašau, ką su tuo darome. Tai nežinau, čia kaip su paveldo klausimais ir savokų pokyčiais tokiais. Paveldosauga, tarsi sako iš karto, kad va, čia tai, kas paveldą saugo, ir tuo pačiu yra paveldotvarka, kuri jau kitaip šiek tiek tau iš karto nuteikia tave, kad tai vis bus ne apie tik kažkokį tai bandymą, kažkokį nykstantį, byrantį dalyką išlaikyti, bet ir tuo pačiu reinterpretavimą ir tokį kūrybinį veiksmą, kaip tvarkyti, kaip pritaikyti, kaip tai padaryti naudojama. Tai, žodžiu, kai pamatome visą tą piešinį, tapatybių, identitetų ir taip toliau, sekantis turbūt žingsnis, ar mes saugome, ar kūrėme, ar gali architektai prisidėti prie tos kažkokios tapatybės kūrimo, ne tik puoselėjimo to, kas jau yra. Tai ir gali, ir privalo. Ir turbūt čia yra esminis dalykas mūsų profesinio darbo išvelgti. Man atrodo, mes kaip architektai būtent esam apdovanoti tuo įžvalgumu ir gebėjimu jau pradinėje stadijoje, minties stadijoje užbaigti kažkokią pradėtą kažkokį elementą ar netobulą ir jį bandyti pratęsti, išplėtoti ir atskleisti pačias geriausias jo savybės. Tai man atrodo, čia yra didžiulė atsakomybė sugebėti pamatyti, atpažinti ir savęs paklausti, o ką man tai sako. Ir jeigu ne man tai sako, gal kažkam kitam tai yra žinutė ir ar jinai verta išlikti ir kaip aš galėčiau ją sustiprinti, kad jinai išliktų ir aidėtų tose ateities kartose, kurioms aš kuriu. Tai tokia be galo atsakinga ir subtili sritis, kuriai reikia tikrai pakankamai dėmesio skirti. Galiu aš įsitarti? Žinoma. Jau prasideda tikroji diskusija ir moderatorius nebereikalingas. Ne, du dalykai, bet sutinku su pačia, bet man iškart kilo atminti yra tokia filosofija, etikos filosofija ir rūpesčių iš tikrųjų filosofija ir jinai yra kalba apie rūpestį, ar ne, tai empatija, tarkim, ar ne, bet yra 4 etapai. Ką mes kalbam ir sakom, kad reikia pažinti, suprasti, juos įtraukti ir tarsi pasirūpinti, bet sako, labai svarbus paskutinis etapas, tai yra jau padarius grįžti ir pasitikrinti ir ne kaip tau atrodo, kad, va čia aš gerai jau padariau, čia jau man viskas tinka. Ne tau, o būtent tas žmogus, kuris naudoja tavo darbą, kaip jis jaučiasi, ar jis nenori ko nors pakeisti. Bet šitas ciklas yra labai svarbus visus tos etapus praeiti ir nepraleisti. Tai iš tikrųjų svarbu pažinti, pajausti, įsigilinti, bet ir kartu visą laiką pasitikrinti. Ne per savo akinius, o juos padėti šalį ir grįžti. Laura, prisimeni, kalbėjom, kad labai būtų įdomu pakviesti architektus į kai kuriuos jų pastatus ir paklausti. Tai kaip čia gyvenasi to santykio, būtent su gyventojais, kai jau pradeda naudoti pastatus. Kaip vis dėlto jaučiasi žmonės ten? O gal aš pridėsiu, noriu atliepti taip pat tą idėją apie žodį empatiją iš karto. Labai svarbu dėti ją į pirmą vietą. Architektai turi tikrai daug empatijos ir svarbu įsiklausyti į visų norus ir tų silpnesnių, kurie gal nėra tuo metu prie stalo, ypač planuojant miestą, nes, tarkim, miesto planavimo prasme Lietuvoje vis tiek iniciatoriai yra plėtotojai. Nesam kaip kokioje Ispanijai, Barcelonai, kai visą galę, inicijavimo pradžią turi savivaldybė, valstybė. Mes čia turim atidavę tą plėtros ir strategijos praktiškai darbus teritorijų planavimo plėtotojams, kada jie gali, nori, turi pajėgų, jie daro. Tai kai einam galios pozicijom, dažnai negirdim. Ir
architektų uždavinys yra išgirsti ir iš karto atstovauti tas kitas visuomenės grupės, apie kurias nepagalvoja tie iniciatoriai. Aišku, čia toks labai sudėtingas darbas nuspėti, ko nori kiti ir tada, bet mes architektai taip esame multidisciplinininkai ir turim galvoti apie visus poreikius, kaip ir Donatas minėjo, pas jį komandai dirba įvairiausių specialistų. Pas mane patarėjų komandai ne visi architektai. Taip kad labai daug ką turim apgalvoti, įsivertinant kitų batus, vertinant tikrai ir istoriją, ne vien iš tos iniciatyvios grupės pozicijų poreikių. Aš vis tiek noriu nutemti dar visus kokiu nors apčiuopiamų tokių praktiškų, matomų aplinkoje elementų, kalbant apie sociokultūrinę tapatybę, ar yra kažkokie objektai, elementai, dėmenys mūsų aplinkoje, kurie iš tikrųjų reikalingi, kad atspindėtų, kad paverstų erdvę labiau atspindinčią tą visą įvairovę, tapatybę ir taip toliau. Gal funkciniai, gal, nežinau, gal meniniai kažkokie akcentai, gal istorijos fragmentai, sluoksniai ir taip toliau. Nežinau, ar galite Vilniuje kokią nors, nežinau, gražią, akį kabinančią, arba jums asmeniškai rūpimą vietą, lokaciją, miesto elementą kažkokį įvardinti, kuris gerai atspindi tą mūsų miesto charakterį, įvairovę ir bendruomenės, kurios jame veikia. Aš, galiu tokį, turbūt, žinot, gal garsai tokį Užupio katiną skulptūrą. Ta skulptūra egzistuoja vos 10 metų, bet jie jau antiek įsišaknijo kažkaip kaip tapatumo kažkoks ženklas, kurį visi nuglosto. Ir aš ten pats šalia gyvenu ir tada irgi mačiau prieš diskusiją, kad visi miesto elementai, jie kuria tą tapatumą, kurie yra atviros erdvės, ar tai šviestuvas, ar mažosios architektūros elementai, ar teko irgi dirbti projektavom dviračių saugyklas, kurios Vilniuje realizuotos. Irgi atrodo tam tikram kontekste jos pabirusios, bet irgi tas buvo daroma iš konkretaus poreikio ir tai vėlgi kuria kažkokį identitetą vizualinį, tapatumą. Ir iš tikrųjų, man atrodo, ilgą laiką šitie elementai buvo Lietuvoje bendrai ignoruojami arba nustumiami į antrą, trečią planą. Reiškia ir apie tas pačias viešasias erdvės, jų dizainą, jų kokybę. Mes vis dar irgi galim diskutuoti, dabar atsirado tas 1% menui, jau čia tokie konkretesni dalykai. Dar iš tikrųjų iki galo neaišku, kaip atsiras tie meno kūriniai, kaip juos įvertinti, pamatuoti. Irgi viešųjų erdvių projektuose, kuriuos turim, tai bandom tuos meno elementus irgi kažkokius apgalvoti kartu ir su menininkais. Bandysim presuoti žemę į skirtingus sluoksnius ir tokias daryti, kaip čia geologo buvo mintis, kad ties Šeškinės geomorfologinių draustinių, ten kai tirpo ledynai, formavosi žemė, skirtingi labai sluoksniai, atspindi visą poledynmečio Vilniaus istoriją ir tarsi perpjauti tą pjūvį geologinį ir kažkaip jį įmeninti, parodyti tos skirtingus sluoksnius. Bet, tai vėlgi ir tarpdiscipliniškumas veikia, turėtų veikti bent tokius elementus, kuriant ir, žinau, manau, kad ir labai tikrai svarbu atkreipti dėmesį tos kasdienius elementus. Pavyzdžiui, ta pati autobusų stotelė, kuri gali turėti tokį semantinį poveikį žmogui, kuris gal, pavyzdžiui, palydėjo, nežinau, merginą iki stotelės dar kažką. Tai irgi labai svarbus elementai. Ir jų dizainas, nežinau, kokie nors taksofono būdelės kažkada ir skirti, kaip atrodydavo Kauno senamiestį, kaip atrodydavo ten, nežinau, New York ar dar ko nors. Tai irgi būdavo svarbi tokia tapatybės dalis, kioskai kažkada irgi. Bet kiti galbūt irgi turime savo Užupio katiną ar kitą kokį elementą, kurį norėtųsi paminėti, bet aš Aidą iškart žiūriu apie Žemaitės skverą, norėjau paklausti, ne apie geomorfologinius pjūvis, bet apie sociologinius pjūvis tam tikros vietos. Tai darėte projektą tenai, į kurį buvo įtraukti ir sociologai. Ir sociologinis tyrimas buvo svarbi viso to projekto dalis. Kita vertus ir materialiai ta vieta kaip objektas irgi atpažįstamas ir turi meno kūrinį,
skulptūrą. Tai galima šnekėti ir iš tos teorinės, ir iš tokios praktinės meninės pusės, bet vis dėlto tas sociologinis tyrimas, ar turėtų būti kažkas taikoma vos ne kiekviename viešos erdvės projekte, arba ją permastant, ar tai turėtų tapti tiesiog must have kiekvieną kartą, kai mes ateiname į kokią nors vietą ir norim joje kažkokio ar pokyčio, arba permastymo. Tai kaip ir minėjo, piliečių asamblėja jau yra aukščiausio lygio demokratiškiausias įrankis piliečiams, miestiečiams dalyvauti miesto sprendimuose. Kai to nėra, arba reikia labai greitai, nes tai yra ilgas ir brangus procesas, jau čia tokiems jau kertiniams klausimams spręsti galim pasitelkti, ką mums pavyko Žemaitės skvere darant ir ką supratome, kad kokia plataus akiračio bebūtų architektai, jie neturi visų žinių. Ir kai mes pasitelkėm sociologus prieš visus darbus, pirmiausia, jie padarė tą tyrimą ir kas labai svarbu, pasitelkė įvairius metodus, tai ir stebėsena, ir apklausa, ir interviu, ir iš bendros viešos erdvės surinko informaciją, išanalizavo. Ir tada jau pateikė, kaip sakant, esenciją, kas vyksta tame skvere. Ir du dalykai. Vienas, mes formulavom klausimą, ką keisti. O jie sako, kodėl keisti? Gal žmonės nenori keisti. Tai, toksai šaltas dušas ir supranti, kad, sociologas truputį jautriau žiūri tos dalykus. Antras dalykas tai buvo, kad jie pamatė žmonės, kurių mes net negalvojame apie juos, ar ne? Jie taip gražiai vardėjo paribio žmonės. Bet tai yra irgi žmonės, Vilniečiai, miestiečiai, kurie naudojasi viešom erdvėm ir reikia jiems suteikti progą irgi būti ir dalyvauti. Nes kas yra labai svarbu? Įvairovė. Mūsų viešose erdvėse reikia stengtis palaikyti žmonių įvairovę. Galbūt jie ne vienu metu, galbūt paros skirtingų metų lankosi, bet sveikiausiai, jeigu jie vis dėlto susitiktų, nes kai susitinka, jie atpažįsta, jie turi šansą užmegzti kontaktą ir atsiranda ta gyvybė. Jeigu mes tik tai gentrifikuojame, tai gaunasi toksai uždaras burbulas ir tada mes grįžtam į kūrybą, ką mums pasakojo Čarlzas Landry, gegužės 17 forume buvo ir pati dalyvavai. Ir kad, meluoju, turėjau omeny neuromokslininkę Urtę Neniškytę, kūrybinį procesą ir pasirodo toks įdomus dalykas, kai jie išanalizavo tą procesą, kad nieko žmogus nesukuria nuo nulio. Viską remiasi į patirtį. Ir patirtis labai aktyviai dalyvauja kūrybiniam procese. Mūsų atveju, miesto atveju, tai yra ir paveldas, ar ne, ir praeitis, ta miesto istorija. Jinai įtraukia ir gali būti įtraukta į tą kūrybinį procesą. Kas įvyksta, kai yra burbulas, tai yra toks virimas savo sultise. Tu neturi tų patirčių įvairovės. Kuo daugiau žmonių bendrauja tarpusavėje, tuo didesnė sinergija, tuo didesnė tikimybė, kad gims tikrai kūrybiškos, gyvybingos idėjos. Laura, abidvi jūs turite, matau, jau reakcijų. Žinau, kad Matas norėjo konkrečių pavyzdžių, tai daug sukasi galvoj ir pirmi turbūt mažiausi žmonėm pastebimo maži dalykai sukurti nepastebimų autorių, kaip, nežinau, Markučiuose supynės, kas nebuvo su vaizdu į geležinkelio trasą, bet kas paliko pėdsaką, meninę kažkokią instaliaciją, kažkas apsiuvo medį. Bet jeigu stambesnių pavyzdžių, norėčiau pasidalinti, ką ir Aida minėjo apie mūsų susitarimą ir įtraukimą žmonių įvairių sluoksnių, tai mano patirtį taip labiau nuo pradžios iki galo vestas ramintojos procesas ir jos identiteto ieškojimas. Tiems, kas nežino, gal trumpai, tai yra barokinė bažnyčia, kuri sovietmečiu buvo paversta į sandėlį ir iš vieno aukšto padaryti 3 aukštai, sandėliavimui daugam tam buvo naudojama. Ir kai Vidaus reikalų ministerija perėmė šitą pastatą, buvo diskusija, kaip čia ją tvarkyti. Ir aišku, pirmas manimas visų, kad čia jau reikia išgriautas perdangas, nes jos yra blogis, sovietmečių sukurtos ir jos trukdo pasireikšti bažnyčios visai erdvei, kuri kurta originaliai.
Bet metų eigoje netaip greitai įvyko sprendimas, buvo daugybė ratų, ciklų, diskusijų, vis bendruomenė, kuri šioje dienos šviesoje išgrynino, kad visi istorijos sluoksniai yra svarbus. Net ir tie, kurie nepatogus, net ir tie, kurie žaidžia. Ir ypač mes šiandien kuriantis turim palikti vietos erdvės kurti ir ateities kartom ir suprasti, kokia buvo šių dienų ar praeitų dienų istorija. Tai vaikam parodyti, ką padarė sovietmečiai iš mūsų paveldo irgi labai labai svarbu, suprantant, kad tai nėra gerai ir tuo pačiu po ilgų metų išsigrynom, kad tie 3 aukštai tampa multifunkciniai, daug tvaresni, naudojami ir bendruomenės reikmėms paskaitoms, ne tik tai religinėms procesijoms, bet pirmam aukšte veikia ir neįgaliųjų aptarnavimas, restoranas. Taip kad labai svarbu eiti procesą ir ne visada jis yra greitas. Šiuo atveju tai tikrai labai lėtas, Skaidė sako, yra tyrimai, ta pati asamblėja yra lėtas. Mes irgi, nežinau, dabar planuojant upę darom įtraukimą žmonių ir sociologų ir tų būdų yra daug, bet jeigu mes sakom, norim greitai ir su buldozeriu rezultato, tai yra labai greitai, bet pasikartosiu, nėra tvaru ir nemanau, kad tai ilgalaikiai efektyvus sprendimas. Šitie gerų minčių, kad visas norisi sureaguoti, tai kai paklausėjai, kokia vieta buvo apie tą tapatybę, ar kūrimą, ar nekūrimą, tai aš laikausi vis dėlto tos nuomonės, kad jeigu neturi ką gero pasakyti, tai geriau palauk. Mažiau susireikšminimo reikėtų, man atrodo, šiuo metu labai esam tokie į save orientuoti ir ego įtvirtinimą labai tokį deklaruojam turbūt savo veiksmais. Tai kartais tiesiog reikia palikti erdvės ramybėje ir leisti joms išbūti ir subręsti tai visuomenės daliai, kuri gebės padaryti sprendimus. Tai klišinis mūsų pavyzdys Lukiškių aikštė. Ir aš manau, kad mes turime palaukti tų kūrėjų, kurie bus antiek laisvi savo vidumi ir savo idėjinė raiška, kad jie gebės pastatyti, sukurti paminklą laisviai. Tai kol mes esam nelaisvi, su savo demonais, su savo praeitimi, su savo kažkokiais įsijautrinimais, o mes negebam to padaryti. Ir tada, matyt, reikia išlaukti. O dėl tos kaitos, tai mano asmeninė patirtis dirbant su Lukiškių kalėjimu, kur geras, man atrodo, pavyzdys, kur turi vieną labai tokią paveldį, labai aiškę, labai skaudžią tapatybę vietos. Ir tada žiūri, kokia buvo ta esminė idėja pačio projekto, pačios idėjos to kalėjimo. Ir buvo mintis atkirsti žmogų nuo pasaulio, palikti jį visiškai vieną su apvaizda, kad ateitų ta apšvieta, tas suvokimas, ar ne, visiškoje izoliacijoje, santykis su kažkokiu šaltiniu ir tu turi kažką suprasti ir iškentėti tą savo buvimą. Ir tada galvoji, o tai ką tu, jeigu tu nori dabar tą kažkaip panaudoti, bet tuo pačiu ir visiškai transformuoti erdvę, ir ne, pritaikyti kažkokią, surasti naują funkciją, tai kaip tu gali panaudoti va šitokią skaudžią patirtį. Ir tada galvoju, o ką aš galiu padaryti, kad taip daugiau nepasikartotų, ar ne? Ir tada žiūri, atrandi, kad, buvo ritualai, vaikščiojimai, buvo, matyt, trūko kažkokio tiem žmonėm pagalbos, socialinės paramos, kažkokių įrankių, reiškia reikalinga edukacija, reikalinga švietimas, reikalingos jungtis. Tai čia aš pasakoju truputėlį ir reflektuoju tokį procesą, kurį mes turėjom irgi labai ir atvirą, ir įtraukų su visuomenė prieš kažkiek čia jau metų, kai mes bandėm apčiuoti tą naują idėją, kokia galėtų naują turinį kalėjimui, ar ne? Ir man atrodo, kad pavyko tikrai neblogai. Ta erdvė, jinai persikrauvinėja ir iš tikrųjų jau dabar jinai yra transformavusis, bet išlaikiusi visą tą esminį, turbūt tą akivaizdų praeities sluoksnius, kurių irgi ten yra ne vienas ir yra nesugadinta iš esmės erdvė. Ir kai ateis jau metas tokiam ilgalaikiam, svarbiam pokyčiam, kai subręsintam, tai liks tie nesugadinti sluoksniai, kurie galės ateities kūrėjai dar kokybiškiau ištransliuoti. Ir paskutinis reagavimas į tą, ką Aida sakė, kad apie tas, mes esam to galios pozicijoje,
kai kuriam, išstumti, labai subtiliai, toks passive aggressive, išstumti tos nepageidaujamus ir savo dizaino, savo linijos gale iš tikrųjų padaryti taip, kad nebūtų jau taip labai patogu sėdėti vieniem, bet būtų labai faina kitiem. Ir pradedam koduoti tuos būsimus naudotojus, bet tai yra žiauriai pavojinga ir mes, kai kalbėjom su Danų ekonomistu, Kurt Lirgin, ir jisai duomenimis pagrindė šitą milžinišką problemą, kurioje mes globaliai gyvename, tą mūsų susiskaidimą į burbulus ir kokie mes pažeidžiami tampame, nes mes nebesugėme atpažinti, nes mes nebeturime tos praktikos kasdien būti tam nepatogiam buvime su įvairovė. Įvairovė vargina, bet jinai mums būtina išlikimui, nes mes kitaip tampame nebeatsparus. Donatai. Čia tokia irgi gal įdomų momentą atsiminiau, kad šnekant apie visą, sakykime, kūrybos procesą, kad jisai yra privalomas, bet man atrodo, šnekant ir apie tapatumą, jisai nėra konstant, jisai pastoviai besikeičiantis reiškinys kaip ir pats miestas. Ir žmogus, pasak antropologų, biologų, jisai pats tiesiogiai per savo asmeninę patirtį, per savo jausmą atsimena tik tai tiek, kiek jam sakė seneliai arba proseneliai gyvai. Tiesiogiai, ne per technologijas atsimena, bet ir tą patirtį mes nešamės ir nešam ateities kartom ir tą tarsi tapatumą bandom nešti ir tai ir yra turbūt visuomenės išlikimo pagrindas, kur susidėliojo tos momentus, kad tęsiam gerai. Susitarėm, kad senamiestis yra vertybė, jį tęsiam, tada susitarėm, kad gamtos elementai yra vertybė, juos saugom, tęsiam ir tam tikrą prasme, jeigu, turim kaimynus, kurie labai norėtų viską nubraukti mum ir iš naujo padaryti, kad mes tą tapatumą prarastume. Ir tas buvo daroma pastoviai. Tai aš manau, kad miesto kūrėjai, kad ir kokią formą kurtų tą miestą, kad tęstų tą, kas buvo daroma. Kad būtent nesivadovauti tuo ego, oi aš ateisiu ir čia apversiu pasaulį ir pastatysiu pats aš. Čia labai įdomu buvo, kai Bolivijoje irgi keliavau, toksai irgi nuokrypis, bet ten jeigu važiavau taksi ir taksistas sako, Evo Morales pastatė šitą mokyklą, Evo Morales pastatė visą šitą rajoną. Maždaug vieno žmogaus kultas, kur jisai vos ne visą Boliviją, ten Santa Cruz pastatė. Ir manau, kad čia ir yra tas, ko reikėtų labiausia vengti, nes tai yra kolektyvinis dalykas, procesas. Ir tai aš nenorėjau garsiai sakyti, bet ačiū. Aš šiek tiek jau paveldo tema irgi išniro, nežinau, apie ją tada gal net ir nebeklausiu, bet ką aš išgirdau, girdėdamas ir Lukiškio aikštės, pavyzdį, tas poreikis palikti dabar, nes ateis kažkada jau pribrendusi to klausimo sprendimui, tarkim, karta, žmonės, kurie viena vertus labai suprantama ir labai palaikau šitą poziciją, bet kita vertus ar nėra, kad jau reikia velnio advokatus čia truputėlį pabūti, ar nėra čia irgi skirtingų tapatybių ir identitetų susikirtimo vieta. Ta prasme, kad iš mūsų ar iš dalies žmonių toks lūkestis yra, bet tai tampa konfliktu su dalimi žmonių, kuriem iš tikrųjų norisi tenai jau dabar pokyčio, kitokio pokyčio ir taip toliau. Tai kaip elgtis su tais konfliktiniam, tapatybių konfliktais mieste? Visiems geras nebūsi, bet kažkur reikia priimti kažkokį sprendimą, kažkas liks nepatenkintas, net ir sprendimas nedaryti, jau yra sprendimas, kurio dalis bus turbūt nusivylę. Kaip spręsti tokius tapatybių susidūrimus skaudžius kartais? Aš galiu pavyzdį gal duoti. Dar praėjęs meras Pietario gatvę planavo pertvarkyti, buvo viešas susitikimas su bendruomenė, apie 100 žmonių. Svarbus ta socialinė kompozicija paminėti, kad tai yra Pietario gatvėje seniausiai Vilniuje statyti modernistiniai namai. Jie jau ten pabaigė visą savo galiojimo ribas, bet buvo mintis sukurti tose kiemų chaosuose kažkokią struktūrą.
ir padaryti gatvę, kur būtų aišku šaligatvis, kur būtų aišku mašinų stovėjimo vieta, kur vieša bendra erdvė. Tai gyventojai visi buvo prieš, išskyrus gal 2 ar 3 jaunus žmonės, kurie sako, mes labai laukiam šito pokyčio. Ir jie vieni su kitais pykosi, nes senieji neleido jaunimui kalbėti. Ir tai matai tavo atsakymas. Tuo metu laimėjo dauguma ir politikai klausosi daugumos. Dauguma ar tie, kurie tiesiog aktyviau ir garsiau reiškiasi? Tai čia yra labai, labai geras klausimas, kiek mes galime eiti. Kartais aš esu už tos drąsius sprendimus, nes jų reikia, kitaip tada nebus progreso. Mes negalim visada bijoti, neeksperimentuoti. Šiaip miestas turi maksimaliai eksperimentuoti ir Kaida sako, eksperimentavus pasitikrinti, kaip mums sekėsi. Ar mes čia gerai nuėjom? Nu gerai, būtumėm padarę tą Pietario gatvę, būtumėm pasakę, blogai, paklausę gyventojų po metų, ar tikrai jums tai blogai, kad atsirado kažkokia struktūra. Net nebejoju, kad tos visos močiutės būtų pasakiusios, kad gerai, bet kuriuo keliu nueinam, kaip mes girdim ir kaip mes drąsus pokytį padaryti. Ir turbūt toks pavyzdys nesėkmingas, bet daugumos, jeigu mes... Bet pavyzdžiui, apie siaurinimą. Mes jau turbūt visa Lietuva žino gatvių siaurinimą, aš tai sakau humanizavimą arba kaip tik užleiskim vietą kitiems, ne tik mašinoms. Šaligatvis, pavyzdžiui, dviratininkams. Kodėl negalima kalbėti apie gatvių įdviratinimą, o ne siaurinimą? Tai gatvių siaurinimo klausimas šiaip labai įdomi tema, kuri turbūt prie kiekvieno stalo iš jūsų esančių buvo diskutuota. Aš esu girdėjus daugybę atsivertėlių, tų, kurie kritikavo prieš tai tuo metu vykstantį pokytį, nes tuo metu tuometinis meras padarė pokytį be atsiklausimo visuomenės, jis tikėjo tą idėją, be abejo, kad idėja yra gera, tikrai gera. Tik tai tuo metu visuomenė nebuvo pasiruošusi tam pokyčiui. Čia, kaip sakoma, kai yra mokinys pasiruošęs, bus ir mokytas. Tas eksperimentas kainavo labai daugą. Bet mano galvo jisai buvo vertas didžiulės mūsų visuomenės transformacijos, galvos perkeitimo labai skausmingų būdų, bet jis padarė pokytį, kad mūsų gatvės gali atrodyti nesovietinės, jos gali būti pritaikytos ir mažiem vaikam, kurie mina dviračių nevažiuojamą juostą. Tai čia tokių, matai, įvairių kelių. Galima eiti nuosaikiai ir sulaukti, kaip Inga sako, laiko. Man atrodo, visi metodai yra labai svarbus. Dar vienas, gal toks mažesnis mastelis paminėsiu apie istorinės asmenybės ir personalijas, kurioms mes nusprendžiam kurti monumentus, skulptūras ir, kaip žinia, visą laiką visuomenė būna susipriešinus, ar čia verta tam kūrėjui kurti skulptūrą ar ne. Visada būna aštros kovos. Aš tik įsakau, kol dar tokios aštros kovos mes nesam pasiruošę. Ir turbūt turim daryti pauzę ir nebūtina visko daryti čia ir dabar, nes svarbu suprasti, kai yra mokinys, tai bus ir mokytas. Tai suprasti, kuriam etape mes esame. Bet čia teisingo vieno recepto nėra. Pavyzdžiui, aš prisiminiau dabar Connect 1 istoriją, ne? Ir pamenu, kai pasikvietė ar sąjunga buvo kažkaip procese architektūrinių dirbtuvių organizavime ir ten toksai visas kontekstas buvo tiek užaštrintas su naujininkų gyventojais, kad naujininkų gyventojai tiesiog vos neliteraliai prie tų bėgių rišosi, krito kryžium ir boikotavo projektą iš principo. O labai dažnai tokiuose atvejuose taip nutinka todėl, kad yra labai prastai su komunikacija. Labai prastai. Ir visuomenė apskritai yra įsijautrinusi, mes esam praradę pasitikėjimą, čia dar atskira mūsų tema, kur mes biure pasigavę šitą pasitikėjimo žodį kaip praktinį, pasidėję kasdien žiūrim ir galvojam, kaip mums susigrąžinti pasitikėjimą, ką mes galim padaryti kaip visuomenė, kaip žmonės, kad mes vieni kitais labiau pasitikėtumėm. Tai ta komunikacija, jinai turi būti maks teisinga nuo pat pradžių, ne visada tai pavyksta, bet ir čia jau tada atsakomybė abiejų pusių.
kurie eina į dialogą, ar ne, tai tu turi gebėti išgirsti vienas kitą. Kas su Connect 1, pavyzdžiui, atsitiko, tai mes pradėjom kalbėti su gyventojais, išsiaiškinau jų baimės, kažkokius lūkesčius ir susprogdinom labai daug burbulų. Nes paprasčiausiai, jeigu taip asmeniškai kiekvieną pradedėjai, tai man tai netrukdo, bet čia šiaip gal kažkam kitam, tai tau netrukdo, tai kodėl tu tada prieštarauji? Aš galvoju, kad ten kažkam kitam trukdo. Tai, žodžiu, yra daug tokių įsitikinimų. Ir kai tu prispaudi, dažnai žmonės, ta prasme, jau atstovėti savo idėją, tiesiog, čia ne mano idėja, aš čia kažką tokio abstraktaus ginu, ar iš principo kovoju, nes turiu teisę kovoti. Labai didelė dalis ir tokių yra ir labai reikalingų argumentų, kurios būtina išgirsti, bet tik per dialogą gali tą kažkaip užčiuopti ir tada jau galvoti, ką daryti. Bet grįžtant prie tos pasitikėjimo temos, tai tada yra tas visuomenės intereso gynimas, labai opi tema. Ir mes su tuo susidarėm kasdien ir yra tokia šešėlinė ir šviesioji pusė, kad mes turim labai gerai informuotą visuomenę šiai dienai. Man atrodo, mes tikrai labai daug darom, ypač Vilniuje su viešinimu, su įtraukimu. Žmonės apskritai yra besidomintis, jau turi laiko įsigilinti, seka procesus, aktyviai dalyvauja. Bet turim ir tokį toksišką, į save orientuotą dalyvavimą, kritikavimą vardant kritikavimo ir absoliutų užsiblokavimą ir nenorėjimą girdėti ne tik, kad, sakykime, institucijų, bet ir aplink esančių, kuriuos jie nevagina. Ir tai yra, tada prasideda tie tapatybių karai ir tada galvoju, ar tu čia su vieno asmens kažkokiu požiūriu kovoji, kuris garsiausiai reikia, ar tai yra jau reprezentatyvi nuomonė. Ir čia yra labai tokia plona riba ir tada man norisi čia grąžinti ir tą mūsų šiandieninės auditorijos sluoksnį, architektus, profesionalus, kad mes turim atsikovoti ekspertų vardą, balsą ir turėti vėl tą pasitikėjimą, dirbti link to, kad profesionalai įvertino, gerai atliko savo darbą ir jie tarė žodį ir jie siūlo taip, nes galiausiai vis tiek kažkas turi priimti sprendimą ir neprofesionalas negali įvertinti labai daug dalykų ir dažniausiai nors ir atstovauja kažkokią dalį, bet greičiausiai šneka visiškai iš asmeninės perspektyvos. Connect 1 tai geležinkelio stoties. Aš tik tai, kad gal ne visiems aiškus keywordai mūsų ir taip toliau. Apie pasitikėjimo, ar turit gal kokią reakciją apie pasitikėjimo tą atkūrimą ir eksperto rolę? Nes man atrodo gana sunku išbūti ir ekspertų ir priimti sprendimą ir tuo pačiu tą pasitikėjimą suformuoti, nes tada jis atėjo, čia pasakė, nuleido iš viršaus, netikiu, nenoriu, nepatinka. Kas labai įdomu ir klausant, tai šiaip kūrėjas gauna žiauriai daug malko nuo visų, nes mąstyti, šnekėti, viskas labai gerai, būtinai tą turim daryti, bet kai pradedam kurti ir tada mes jau nešam atsakomybę už tą kūrybą, ne? Ir tada, bet, yra tekę dalyvauti visokiuose visuomenės susibūrimuose ir taip toliau. Wow, ta prasme, malkyčių būna tikrai daug. Reikia, nereikia, tiesiog. Ir po to viską sugeri, pagalvoji, kiek tai yra konstruktyvu, nekonstruktyvu. Ir tada galų gale jau tas, kuris išsireikia, sako, bet žinai, jau kai viskas pasibaigė, bet čia gal ir gerai padarėt, gal ir gerai pasiūlėm. Tai turbūt kartais tiesiog reikia kai kam tiesiog išsisakyti, išsiventiliuoti, gal, tai toksai sudėtingas, įdomus psichologinis procesas, kuris reikalauja moderatoriaus meistriškumo. Ir, šiaip, kaip urbanistai mes niekada nebuvom mokomi nuo to stakeholder managemento, ne? Bet, dabar jau tarsi norma, bet, atsiranda ir tokių specialistų, kurie tik tai tą daro, kurie labiau turi daugiau įrankių tą daryti. Ir, tai tada ten, pavyzdžiui, užsienyje, Belgijoje, ten, Olandijoje, jeigu tęsim šitą temą, tai jie turi studijų programas, būtent fasilitatorių, kuriant miesto procesus. Tai čia dar kiti dalykai.
Čia, nežinau, nėra konkrečiam gal žmogui adresuotas, bet apskritai gal kažkas turėsite nuomonę apie tai, visuomenės tas įtraukimas, gebėjimas išklausyti, fasilituoti ir taip toliau, tampa toks savaime suprantamas. O dabar dalykas, tarsi visą laiką tą reikia daryti, bet ar tai irgi negali vesti link kažkokio priesko, vidutiniško sprendimo, nu tokio, kur kompromisinės, maždaug tinkantis daugmaž visiems, arba iš vis iki kažkokių klišinių arba tokių šabloniškų miesto elementų, kažkokių dizaino sprendimų ir taip toliau, kur, norit fontano, numečiau fontaną, čia šitie pyksta dėl šito, tai jiem nuraminti padėjau tą, dabar visi laimingi, bet kažkoks aplinkui balaganas arba nedžiuginantis rezultatas. Tai, man atrodo, čia palėtė turbūt tą vertybinio stuburo klausimą. Tai reiškia, kiekvienas kūrėjas jį turi turėti. Jeigu tu vadovaujasi tik tai, ką tau kas pasakė, tai kaip čia, atsiprašau, tai tu skuduras. Šeimoje gali būti skuduras kaip kūrėjas, bet reikia turėti tas vertybės, ne? Nuo ko ir pradėjom, vertybės, dėl kurių mes ginam savo kažkokią poziciją. Aišku, vieną kartą labiau pasiseka, kitą kartą mažiau pasiseka, visko būna, visi darom klaidų, bet manau, kad atlaikyti ekspertą savo poziciją, savo profesionalią poziciją privalo. Aš iškart reflektuoju iš patirties, ką tą pačią Žemaitės skverą, kai darėme, tai išgirsti, suprasti ir žinoti ir integruoti savo sprendimus mes privalome. Bet kurti meniškai taip pat privalom, tai yra mūsų profesinė dalis. Nes žmonės kartais net nežino, ko gali norėti, ar kaip gali būti, ar ne. Tai iš tikrųjų profesionalas turi prisimti atsakomybę. Ir tarkim, Žemaitės skvere buvo sutelktas labai įvairus kūrybinis kolektyvas, tai yra architektas, paveldosaugos architektė, dizainerė, kraštovaizdžio dizainerė, dailininkė, architektas, kuris specializuojasi apšvietime, Martynas Čevalavičius buvo. Tai iš pradžių keli susitikimai buvo tiesiog bandymas išgirsti vienas kitą ir taip, čia tiek suvaržymų, tai čia aš nieko padaryti negaliu. Ir tada vyksta lūžis, kai pradeda girdėti ir pradeda integruotis. Ir rezultatas, iš tikrųjų, ne tiek profesionalų, labai džiugina gyventojų reakcija, kad iš tikrųjų jie liko labai patenkinti projektų. Tai vadinasi, tiesiog labai daug pastangų reikia ir tų pačių profesionalų ir sutelkti tą komandą, kaip Donatas yra sutelkęs, ir kalbėtis ir ieškoti sprendimo. Apie diskusiją su visuomenė, ko su žmonėm. Jinai turi būti profesionali. Tai reiškia, kad negalima žmonių klausti, architektas neturi žmonių klausti, kokią spalvą čia man daryti, kokius bordiūrus, reiškia, kaip čia man tą paminklą, kokiam aukštyje. Ne, jisai profesionalas, čia jo sprendimai. Bet jisai žmonių klausia apie funkcijas, ką jie nori, kokios nuotaikos, kur sėdėti, stovėti, kaip veikti, ko pageidauja. Apie nuotaikas galima kalbėti su žmonėm. Nereikia sprendinių iš jų tikėtis. Tai tiesiog ta diskusija turi būti profesionali ir tada viskas bus gerai ir nebus susipriešinimo. Aš iš savo patirties tai žinau, kad išklausai su kai kuriais užsakovais viską lyg ir girdi, programą apsirašai, lūkesčius išsigrynini, viskas taip fainai, bet jau kai nubrėži liniją, tai tas sako, aš visai netaip įsivaizdavau, netinka. Man taip irgi buvo lygiai taip pat. Ne taip aš norėjau.